Labas rytas. Verslas nuo pusės tęsia savo pokalbių ciklą prie rytinės kavos. Apžvelgsime vakar dienos pasiekimus, išvadas ir trumpai paplanuosime šiandien dieną. Tai vakar buvau pardavimuose pas kirpėjas, grožio salonus ir priėjau keletos išvadų, kad sunku, kai nesusitaręs laiko ir jos užeini, o jos yra dirbančios su klientais, dar sunkiau, jeigu yra keletas žmonių, nežinai, su kuria bendrauti. Tada darai ten prezentaciją visam salonui, bet vienam salone visai gerai ten prasisukau, įsitraukė klientai, klientės pradėjo klausinėti, po kiek čia kainuoja, uostyti, norėjo pirkti, bet neturėjau ką parduoti, nes turėjau tik testerius realiai. Tai vienam salone šitaip, o pačiam pirmam salone, dėl kurio važiavau specialiai iš centro į pietinį, nes anksčiau ten kirpdavus ir tokia būdavo gana laisva atmosfera, tai galvoju, ten tikrai priims kaip saveką, pietinis iš pietinio, tai ten tokių škudurų šlapių per veidą davė. Ne, neįdomu, gali paklausti čia kitų merginų, neįdomu, ir toks entuziazmas jaučiu, kad emociškai, sunku. Pasėdėjau ten soliuko ir nuėjau į kitą saloną tam, kur jau visai viskas pavyko. Sakykim taip, bet vis tiek aš, kai planavau, tai galvoju, kad čia bus kelios dienos, aš turėsiu konkrečius atsakymus, taip, ne, įdomu, neįdomu, bet viskas vyksta, kokius 5 kartus lėčiau, nes turi palikti mėginius, kažkada kitoj savaitėj važiuoti pabendrauti vėl, tai čia ne dienomis, o savaitėmis tas procesas dėliosis ir įsigyvendins, bet yra tokio judesio, nes draugai, pažįstami pradeda klausinėti ir norėjau papasakoti apie tai, nes klausia, kodėl aš čia darau, kodėl su tais kvepalais. Tai čia gal kitam video paliksiu ir neapsisprendžiu, ar papasakoti apie šiokią tokią sėkmę, kad iš tikrųjų užvakar dienos netyčia iš tikrųjų sutiktas žmogus Martynas, kuris turi jogos studijo ir plūduriavimo studiją, pasirodo, yra gana verslus ir jau yra prekiavęs turkiškais, jeigu neklystu, kvepalais, būtent savo jogos studijoj. Tai vakare, ko mažiausiai tikėjaus, tai beveik, ir man atrodo, turim sutarimą, kad jis prekiaus. Jam patiko mažesni dydžiai, sakė, šitos tokius 8 ml tikrai gali patraiškyti ir laukia iš tikrųjų, kada aš užsivešiu prekių. Ir čia mes prieinam prie to plano, šios dienos plano, tai ir yra šiandien turbūt užsisakyti, atsižvelgiant į tą feedbacką ir pamokas iš tų pasivažinėjimų, susitikimų su klientėm, grožio salonais, kirpėjom ir panašiai. Dar ten keletas išvadų man tokių sukrito, kad kaip patogiau jas aptarnauti, pasiūlyti, pristatyti. Tai irgi reikia pragalvoti apie dėžutę tiems labai mažiems mano perpiltiems mėginukams.
arba 20 ml tokius maišelius paduodi, jeigu jas užsiemusias paduodi, palieki, va, prašom, pasiuostykit, vertinkit kokybę, nes atsakant į va tą draugo Aido voice message, kodėl aš čia darau taip, nes aš, kokiais 200% įsitikinęs šito produktu. Šį uoslę turiu senai jautrę, tai viskas labai gerai yra su tais kvepalais, gerai kvepia, ilgai išlaiko, pasirinkimas gana estetiškai atrodo, pakuotės minimalistinės ir gera kaina ir geras pelnas, tiek pardavinėjam, tiek žmonėms apsimoka pirkti, tai kaip ir no-brainer, reikia tik laiko išmokti pardavinėti B2B klientams ir apie internetą čia nesiplėsiu, bet irgi buvo padaryti keli pardavimai. Tai atskira tema ir dabar fokusas į B2B. Tai šiandien dar turiu pasitvirtinti sutartį su tiekėju, galutinai susiderinti, kad atiduoda ekskliuzyvą Lietuvai ir kasgi dar, ir užsakymas turbūt tas daugiau į mažesnius kiekius, į mėginių kiekius ir dar turiu tokią, čia labiau su internetinė prekyba susijusią idėją apie tos pačius kvepalus, čia kalbant, kaip organizuoti distribuciją, bet gal pradžiai susitvarkykim su tais keliais užsakymais ir tom keliom užduotim užsakymais ir ką sakiau darysiu, sutartį susiderinsiu. Taip, šiandien šiek tiek lėčiau, nes pasigavau ir slogą su šitą gaivę vasarą, bet sloga nesustabdys manęs šiandien padirbėti iš namų. Tai tam kartui tiek. Bye.